Labas mano mielosios, kaip aš džiaugiuosi, kad jūs pradedat save mylėti, kaip aš džiaugiuosi, kad jūs pagaliau pradedat save girdėti, save lepinti, save matyti, pagalvoti apie save. Kaip aš džiaugiuosi, kad visos pasėtos sėklos jumise, kažkam po pusmečio, kažkam po mėnesio, kažkam net po poros dienų, jau pradėjo žibėti, žydėti, kaltis ir leisti savo augliukus. Kai kurios dėl kovo 8-osios, bet koks skirtumas, kada pradėti, ar tai yra šventinė diena ar ne, bet pagaliau jūs pradedate ne apie kažką kitą galvoti, ne dukrai, draugiai, mamai, kaimyniai, ten dovanėlę simbolinę, o savo. Na, man iš tiesų labai sunku laikyti, nes svoris, patikėkite, yra labai didžiulis. Tai čia labai gera tokia net treniruotė gaunasi, kadangi akmenys yra visi natūralūs, gyvi ir aukštos kokybės, na, tai svoris pakankamas. Norėjau parodyti jums jūsų pasirinkimus ir jūsų pajautimus ir kaip matote, daugelis iš čia esančių akmenų yra grinai meilė savo, moteriškumas, besąlygiška meilė, ar ne? Džiaugsmas, aistra, motyvacija, savęs atradimas, perlai yra visiška klasika, jie visada tiks tiek prie džinsų, atrodysit puošniai, tiek ir prie suknelės. Na, tai yra klasika ir tai yra labai daug moteriškos energijos, tai yra ir gausa, ir sėkmė, ir laimė, ir daug dalykų. Kuncitas mūsų yra besąlygiška meilė. Štai čia matote jį taip pat, jūsų pamiltas. Iš pradžių, aišku, mylėti save, savo artimuosius, o po to gebėti mylėti net visą pasaulį. Taipogi opalas, meilė savo, antrosios pusės, nuoskaudų paleidimas. Kitas mūsų labai ypatingas akmuo yra štai šis, radochrazitas. Tai taipogi padeda išsivaduoti iš toksiškų santykių. Labai džiaugiuosi, kad kažkas bunda ir sprendžia problemas, o ne tiesiog plaukia pasroviui dar 5 metus, 10 ir 20 metų tikėdamėsi, kad kažkas pasikeis ir nusprendžia nebekentėti ir tapti savo gyvenimo šeimininkėmis. Šis apskritai yra sielos antroji pusė, akmuo taipogi. Na, kaipgi be karniolio, šiandieną aš jo parašiau tikrai nemažai. Labai dažnai poros nešioja kartu, nes tai yra aistros akmuo, tai yra meilės akmuo, iš jo nuo seno gaminami meilės amuletai, bet to pačiu tai yra džiaugsmas, motyvacija, įkvėpimas, žodžiu, meilė gyvenimui, vėlgi besąlygiška meilė ir labai daug rožinių kvarcų, kas yra meilė savo, savęs atradimas, mielosios. Kas turi sudužytas širdeles, kas nori pradėti naują etapą, atrasti save, pamilti save. Vau, ten skleidžiasi tiek daug dalykų ir tiek daug gyvenimų keičiasi pas moteris. Tai yra fantastiški atsiliepimai, kas stebite mane, galite rasti irgi atsiliepimus. Daug kas jau ir žinote, kai keičiasi ir santykiai, ir kitokie vyrai gyvenimą. Pradeda ateiti pamilus save ar ne, pasitikėjimas savimi auga. Darbo vietos keičiasi net šalys, tai yra tiesiog bomba. Sakau, kad nuo mažų dienų kiekviena mergina, mergaitė, aišku ir vyrai, berniukai taipogi turi mylėti save. Jo, mano rankytė gerokai pavargo, tai štai jūsų pasirinkimai, jeigu dar abejojate dėl kovo 8-osios ar save palepinti, tai aš dalinuosi su jumis kitų moterų pasirinkimais. Ką renkasi jos ir kas yra populiariausia. Na, labai tikrai mielas, aš džiaugiuosi, kad pagaliau girdite save, mylite save, duodate savo šansą, galimybių, ieškote išeičių, keistis, būti savo gyvenimo šeimininkėm ir pradėti naują etapą. Labai to ir linkiu, būti meilės, apsuptomis ir laimingomis. Taip pat pasidalinam, mano mielosios, mano brangiosios menuliukės, šio video, kad dar daugiau moterų išgirstų ir galbūt net pirmą kartą, kas apskritai yra meilė savo ir kaip svarbu grįžti į save, būti su savimi ir mylėti save.